Sveiki bičiuliai, esam Gargžduose, Volungės gatvėje. Noriu aprodyti šitą namą sublokuotą iš 2 butų. Apžiūrėkime namą iš antros pusės. Einame trinkelėmis išdėtų kelių. Butui priklauso nedidelis žolyno dalis. Ir čia turime terasas. Taip pat yra paruošti laidai lauko apšvietimui. Priekyje matosi greitkelis. Tai Volungės gatvė yra Gargždų pradžioje. Taip atrodo kiemas. Gerbūvis sutvarkytas. Abu butai dar neparduoti. Ir mes užeisime apžiūrėti į šitą antrą butą. Pažiūrėsim, kaip čia viskas atrodo. Užeikime. Įeiname į koridorių. Šalia yra katilinė, kuriame sumontuotas dujinis katilas. Čia taip pat yra padaryta kriauklė, tualetas ir taip pat yra vieta skalbimo mašinai. Užėję į vidų toliau mes turime didžiulę svetainės ir virtuvės bendrą patalpą. Šitame namelėje yra jau sumontuoti baldai. Turime virtuvinį komplektą. Namelio lubos yra įtempiamos. Atkreipsiu tik vieną dėmesį, kad namo rekuperacinė sistema turi tokius įrenginius. Tiesiog ventiliacijos angas sienose, išėjimai į lauką. Čia matote laiptus ir čia yra palėpinis aukštas, kuris yra neįrengtas. Galime užlipti ir pasižiūrėti, kaip jisai atrodo. Turi palėpę 2 stoglangius. Toliau mes turime miegamąjį. Tai yra pagrindinis miegamasis. Šalia miegamojo yra vonios kambarys. Yra vonia, dušo kabina, spintelė su kriaukle. Ir čia toks
koridoriukas yra. Ateiname į antrą miegamąjį. Ir čia turime trečią miegamąjį. Bičiuliai, jeigu turėsit klausimų dėl Gargžduose esančio sublokuoto namo, drąsiai kreipkitės ir taip pat kviečiame jį apžiūrėti gyvai. Tuo metu sakau kol kas. Iki.